Pasaulyje gyvena daug skirtingų žmonių – juodaodžiai, baltaodžiai, krikščionys, musulmonai, moterys, vyrai, homoseksualai ir heteroseksualai. Visi žmonės skirtingi. Ir tos skirtybės daro pasaulį įdomesnį ir spalvingesnį. Jis skatina pažinti jį ir domėtis tuo, kas nepažinta. Koks būtų pasaulis, jei jame nebūtų skirtingų žmonių – senelių, vaikų, juodaodžių, musulmonų, storulių, jis būtų kur kas pilkesnis ir nuobodesnis, nes mes visi būtumėm vienodi. Kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas yra unikalus, kaip ir skirtumai tarp atskirų žmonių. Taip yra skirtumai ir tarp žmonių grupių gyvenančių skirtingose šalise. Mes atrodome skirtingi, tik dėl kelių genų. Daug didesni skirtumai atsirado dėl to, kad daugybę šimtmečių žmonės gyveno toli vieni nuo kitų. Pasaulis kasdien tampa vis labiau globalizuotas. Mes vis lengviau įveikiame atstumus skiriančius skirtingas šalis. Gyveni čia Lietuvoje ir net neįsivaizduoju, kaip ten Afrikoje gali būti ar Indijoje, bet dabar su internetu ir aplamai kelionės žmonės iš tikrųjų daug paprasčiau gali pamatyti visiškai kitą kontinentą, kitus žmonės. Tai man atrodo, kad yra ganėtinai svarbu susipažinti su kitom kultūrom ir šiek tiek daugiau žinoti apie tai, kaip kiti žmonės gyvena. Yra iš tikrųjų daug visokių skirtumų, tiek ir religiniai skirtumai, tiek ir tradiciniai, kultūriniai, ta prasme. Ir manau, ko daugiau susipažįsti su viso to, man atrodo, tas pasaulis ir tampa toks, kaip čia sakyti, malonesnis. Svarbiausi dalykai būtini žinoti bendraujant su žmonėmis iš kitų šalių ir kitų kultūrų. Stebėti žmonių priklausančių kitoms kultūroms kūno kalbą, kaip jie bendrauja su jumis. Pavyzdžiui, žmonės iš artimųjų rytų bendraudami mėgsta atsisėdę palinkti į priekį link pašnekovo. Jei jūs atsilenksite atgal, tai bus suprasta kaip įžeidimas. Supraskite ir jauskite skirtumus. Pavyzdžiui, Indijoje punktualumas nėra labai svarbus. Čia žmonės labiau atsipalaidavę, o Šveicarijoje, jei pavėluosi bent minutę, tai bus suprasta kaip tikras įžeidimas. Pažvelkime į Pietų Europą. Italijoje žmonės bendrauja labai emocingai. O Šiaurės Europoje žmonės bendrauja pateikdami faktus. Japonijoje žmonės bendrauja stengdamiesi aplinkoje sukurti harmoniją. Indijoje daug klausinėjama apie šeimą. Reikia suprasti, kad skirtingose šalyse ir kultūrose iš jūsų gali būti tikimasi skirtingų dalykų. Afrikoje, ypač musulmonų šalyse, tai niekados nesisveikinkite su kairė ranka. Visada tik tai su dešinė ranka. Nes dešinė ranka yra švari ranka, kadangi jie ten dar nenaudoja tualetinį popierių ir taip, tai valosi su vandeniu, tai jie naudoja kairę ranką. Tai reiškia, kad negalima sveikintis ir dažnai irgi nevalgo su šaukštais ir taip, o su ranka valgo, kai būna daug žmonių iš vieno tokio bliudo valgo. Tai jeigu kažkada jūs pakvies prie tokio stalo, niekada su kairė ranka nevalgykit, net jei esat kairė rankis, nes kairė ranka yra nešvari ranka, o dešinė ranka yra švari ranka. Pas musulmonus yra tam tikros šalis, kur moteris turi būti užsidengusios arba ten ne per atvirai, ten, tarkim, ar paplūdimiai net nelabai leidžiama ten su maudimukais būti. Gal yra ir nesuprantama, arba tai gali net gal ir piktinti ir taip, bet tai yra grinai tokie kultūriniai skirtumai, kur žmonės taip gyvena, užaugia ir gal tau tai atrodo neteisingai, bet taip yra ir gal jiems irgi atrodo kitaip, kai jie atvažiuoja, tarkim, ar tai į Lietuvą, ar į Europą, kaip europiečiai gyvena. Svarbu būti kantru kitų atžvilgių. Pavyzdžiui, kalbiesi su žmogumi iš Pietų Indijos ir užduodi labai paprastą klausimą – How are you? Jungtinėje karalystėje atsakymas būtų labai paprastas – Fine, how are you? Tačiau Pietų Indijoje, atsakydama į tokį klausimą, žmonės pasakos, kaip jiems sekasi. Mano motina man visą laiką tokia taisyklė, su kuria aš užaugau, kad
nesvarbu, į kokią šalį važiuoji, čia yra kaip pas kažką į namus atvažiuoti, yra realiai, kai tu atvažiuoji pas kažką į namus, tu, elgiesi pagal tų namų taisyklės ir bandai būti geras svečias ir, pas save namuose gal ir kiltip elgiesi, bet, vis tiek yra tam tikras taisyklės. Kultūrinių skirtybių suvokimas tai reiškia būti kantriu ir tolerantišku kitų šalių žmonių bendravimo būdui. Kitą kartą visų pirma pabandykite pamatyti pasaulį kito akimis.